rungtynių? Kaip nuotaikos kaip po pralošto tos varžybos. Pralošto. Nu, iš tikrųjų, matot, aš negalvoju, kad mes silpnesni už juos. Bet tik tai mes šiandien nežaidėm komandiškai. Mes, atrodo, atsitrūkom jau 5-6 taškais ir norim individualiai kažką apžaist, padaryti visų komandą. Su tokia komanda reikia protingai žaisti. Mes lėkiam, metam sunkus tokius. Reikia dar padirbėti ir, nežinau, reikia mums pakalbėti visiems tarpusavį, kad reikia komandiškai pradėti žaisti, jeigu norim kažką daugiau pasiekti. Pridėjo įtampas, kad tai vėl savaitės rungtynės, vėl 150 šalių, kažkokią papildomą įtampą jaučiasi? Nežinau, gal kažkam ir pridėjo. Man asmeniškai, man buvo eilinės varžybos. Aš jau patyręs ir aš jau žaidęs prieš tokius galingus komandas ir pas mane, aišku, jaunimui, tai aišku, be abejo, kažką gal ir pridėjo jaudulio to, bet reikia pas juos klausyti. Kas toliau šansų? Nieko, yra šansų, reikia tik tai Unikachą laimėti išvyko ir jeigu laimėsim prieš Unikachą, tada jau žiūrėsim, kaip ten susiklostys kitos komandos, kaip sužais kitos komandas. Aš galvoju, dar turim gerų šansų. Krzysztofai, jaučiat praradimą Jankūno? Tai be abejo, tai kiekvienas žmogus, ne tik tai Jankūnas ar ten net tas ir Dėlašas ir net bet kas, jeigu iškrenta visai lūžta žaidimas. Pavyzdžiui, brolis šiandien irgi visas nekartų nežaidęs 4 numerių sezonį. Jam reikėjo sunkojų kraštų žaisti šiandien, visos praktiškai varžybos. Vis tiek čia susideda tokios smulkmenos. Aišku. Bet, nu ką, iškrito, aišku, Jankūnas ir, aišku, čia davė ir Mario dar. O pas juos labai galinga priekinė linija, labai jos stiprus. Mes turėjom daug jėgų atiduoti ir puolime, ir gynybui, kad ten su tokiais kaip Sofoklis, Gistas arba Lasma, jie fiziškai stiprus, reikėjo stumdytis, kovoti. Ką Žalgiriui užkeikė, kad tiek daug traumų? Jis nesiseka. Kas užkeikė? Žinau, gal... Ne, paprasčiausiai čia taip skripėliai gal. Ne, iš tikrųjų, gal būnagi tokių sezonų. Aš gal negalvoju, kad tik tai pa Žalgirį, būna, aišku, tokių sezonų čia. Nieko nepadarysi, reikia kovoti, nu tai ar liksim 5 ar 6, reikia vis tiek iki galo kovoti.